Sveikos moteris. Šiandien perskaičius vieną įrašą grupėje Facebooko moters, kuri dalinasi apie tai, kad jinai po metų laiko neteks darbo, kadangi baigėsi jos kontraktas. Ir kiek jinai turi nerimo dabar šiai dienai, kad prasidėjo bemiegės naktis, ir supratau, kad turiu rašyti šį įrašą vien dėl to, kad pasidalinti savo žiniomis ir savo patirtimi. Kadangi mes gyvename tik čia ir dabar. Nėra nei praeities, nei ateities. Yra tik čia ir dabar. Šią akimirką. Daugiau visa kita yra tik iliuzija. Tai gyvenkime čia ir dabar šioje akimirkoje ir mėgaukimės ir žiūrėkime, ką turime šiandien. Mes nežinome, kas mūsų laukia net po savaitės, nei po mėnesio. Tai apie kokius metus mes galvojam. Tai kai jūs nervuositės ir stresuosit ir save varysit į kampą, tai kas vyks po metų, tai jūs su savo bloga energija, blogom emocijom, jūs pritrauksit tik dar daugiau neigiamų emocijų ir neigiamų įvykių į savo gyvenimą. Nes kur yra dėmesys, tas ir auga. Jeigu dėmesys yra į blogus dalykus, blogi dalykai didėja, auga ir juos pritraukėte savo gyvenimą. Jeigu koncentruojatės į teigiamus dalykus ir iš kiekvienos neigiamos situacijos mokate paversti teigiamą situaciją, jūs teigiamus dalykus aplink save ir auginate. Viskas yra tik nuo jūsų galvos priklauso. Viskas nuo jūsų minčių. Viskas jūsų prote. Nuraminkit protą. Ir suprantu, kad tai skamba, wow, kaip sunku. Tam yra technikos. Tam ir kuriu šitą turinį visoms, kad suprastų, išgirstų ir žinotų, kaip valdyti save. Tai va, tai grįžtu prie to, kad ką auginame, tas ir auga. Nes nuo neigiamų emocijų prasidės tik tai lygos, prasidės dar daugiau matysit, tik dar daugiau trauksit tų neigiamų emocijų savo gyvenimą. Pradėkit žiūrėti viską pozityviai. Šiandien, dabar, ką mes turim, gražų orą, valio džiaugiamės, einam su drauge kavos atsigerti, valio džiaugiamės, matykim mažuose dalykuose teigiamus, kelkim savo vibracijas ir savo energijas dabar, o ne kas bus po savaitės, ar rytoj. Žiūrėkim, ką turim šiandien, sugrįžkim į šiandien ir tą akimirką. Nes kai jūs vaikščiosit aukštose vibracijose, žiūrėsit į viską pozityviai, jūs pradėsit iš savo ramios būsenos, pradėsit pastebėti visai kitus dalykus ateinančius į jūsų gyvenimą. Galbūt jums pradėsit susitikti gyvenime žmonės, kurie jums pasiūlys dar geresnį darbą, dar geresnę poziciją. Galbūt jūs pradėsit matyti aplink iš vis savirealizaciją, norėsit atsiskleisti ir kažką norėsit pradėti veikti gyvenime savo, o ne eiti dirbti kažkam tai. Tai viskas ok, viskas priklausys tik nuo jūsų. Bet pirmiausia, ką jūs turite padaryti, tai nuraminti save. Nuraminti savo būseną, savo protą ir viską daryti iš ramios pozicijos. Žinau pati. Praėjau visą šitą, todėl kalbu užtikrintai. O kam labai reikės patarimo, galiu susisiekti ir asmeninę žinutę ir padėti keisti mąstymą.